Dabar, kai mes jau pasikartojame savo žodžius, antrasis žingsnis. Mums reikia perklausyti ir perskaityti tekstą ir pasižiūrėti, kaip mums seksis suprasti. Jeigu mums nereikia žymėti naujų žodžių, o vien tik tai skaityti, tuomet patogiau dešinį langą yra išjungti. Ta galima padaryti, paspaudžiant štai šį mygtuką. Dabar, kaip ir vakar, mes paleidžiame garsą su tuo pačiu mygtuku ir tuo pat metu skaitome tekstą. Garso aš dabar neleisiu, o tik tai parodysiu, ką daryti, jeigu jūs neprisimenate vieno ar kito žodžio. Dabar, kai dešinėje pusėje nėra to informacinio lango, žodžių peržiūrėjimas pasidarė dar paprastesnis ir patogesnis. Mums pakanka užvesti pelę ant žodžio ir štai jums jau reikšmė. Štai tokiu greičiu viskas vyksta. Jokio žodynų vartymo, jokio laiko gaišimo. Tai yra mūsų antrasis žingsnis. Dar kartą perklausyti ir perskaityti tekstą. Čia buvo Gintaras Sakulevičius, The Linguist Institute atstovas Lietuvoje. Ir tai buvo 7 dienų anglų kalbos kursas pradedantiesiems, pirmieji žingsniai. Antroji diena, antras žingsnis. Susitiksime trečiame žingsnyje.